Sveiki žiūrovai, čia Martynas, dar viena mano laida. Ši laida bus apie tai, kaip pasirinkti savo patarėją, kaip pasirinkti savo dietologą, kuris jums padės atrodyti idealiai, gražiai, jaunai. Tai turbūt čia būtų geriausias specialistas, tas žmogus, kuris išmano visus šitos reikalus. O kaip sužinoti, ar jis išmano ar ne? Sakykime, jūs norite atrodyti jaunai, gražiai, būti sveiki ir einate pas dietologą, sakykime, kokį nors daktarą, kuris praplikęs, susenęs, storas, ligotas ir klausote jo patarimų, kaip būti jaunam, gražiam ir sveikam. Tai ar jums neatrodo, kad toks jūsų elgesys būtų ganėtinai absurdiškas? Jeigu tas daktaras žino labai daug apie sveiką mitybą, apie sveiką gyvenseną, ar jis pats nebūtų kartais sveikas? Kodėl jis pats nesilaiko visų tų savo patarimų? Tas pats ir apie dietologą, jeigu jisai neatrodo gerai, kažin ar jo patarimai bus geri. Todėl būtina susirasti žmogų, kuris ne tik šneka, bet pats laikosi savo patarimų ir būtent kaip jis atrodo, tai ir yra, taip sakant, tai, ką jis jums siūlo. Jeigu paklausyti, ką patarinėja tie nekaip atrodantis dietologai ir daktarai, žinoma, ne visi, bet būtent tie, kurie blogai atrodo, tai bus turbūt tokie patarimai. Valgykite 6 kartus į dieną, kas 2 valandas, kuo mažiau riebalų. Kas būtų, jeigu jūs savo dėduko ar senutės paklaustumėte, kas bus, jeigu aš valgysiu kas 2 valandas? Ir mums pasakys, tu būsi labai storas. Kas bus, jeigu jūs savo babutės ar dėduko paklausite, kas bus, jeigu aš valgysiu mažai riebalų? Vėlgi jums atsakys, visą dieną norėsi valgyti. Tai būtent tai su žmonėm atsitinka. Visi stori ir visą dieną nori valgyti. Kodėl? Nes maistas be riebalų yra visiškai nesotus ir žmogus viskas, apie ką galvoja visą dieną, tai valgo. Ir jeigu jūs valgysite 6 kartus per dieną, kas 2 valandas, tai patikėkite, pas jūs viršsvoris bus labai didžiulis. Dažniausiai žinios, kurias jums sako tie dietologai, gal net žurnalai, kuriuos jūs skaitote, renkatės tas žinias, yra labai nusenusios. Tai yra žinios 50 metų senumo. Jau yra senai įrodyta, kad visą tai netiesa, melas, absurdas. Tai kaipgi pasirinkti tą tinkamą dietologą? Pirmiausia, pažiūrėkite, kaip žmogus atrodo. Antra, pažiūrėkite, ar jis pats yra sveikas. Trečia, pažiūrėkite, ar jisai jaunatviškas. Tai jeigu jis visus šitos 3 kriterijus atitinka, tada galite klausyti jo patarimų. Nes kitaip, mano mama paklausė draugių patarimo, kad ledai nėra kenksmingi. Jis valgė ledus ir atvažiavo pas mane į svečius su sergančia kasa. Tiesa, per savaitę būdama pas mane išgyjo. Tai neklausykite tokių patarimų. Ir jeigu jūs kreipitės pas daktarą, tai žinokite, geriausias daktaras yra dietologas. Geriausias daktaras yra dietologas, nes nėra tokio dalyko, ko neišgydys dietologija. Žinoma, jeigu jūs jau neužsileidote tiek, kad jau tada be daktarų pagalbos neapsieisi, bet iš tikrųjų daugumoje situacijų tikrai gali padėti sveika mityba. Todėl būtinai susiraskite žmogų, kuriuo galite pasitikėti. Nežinau, tai bus aš, ne aš, jums spręsti, bet tai tikrai labai svarbu. Kaip visada, čia buvo Martynas, norite būti sveiki, būtinai žiūrėkite mano kanalą, likite su manimi.